Dominikonų gatvė man visada buvo paslaptinga, neįprasta kitokia. Susidomėjęs stoviu čia, prie pirmo gatvės namo. Užuodžiu aplink einančių žmonių kvepalus ir benziną. Gatvės pradžioje nereikšmingais grafičiais papuošti daugiabučiai, kurių kambariuose ko gero tiek pat istorijų, kiek ir pačioje gatvėje. Prieinu Domininkonų bažnyčią. Dar stovėdamas lauke išgirstu, kaip viduje lenkiškai kalba Sveika Marija ir pravėręs duris užeinu vidun. Tamsus, blankiai saulės paliestas koridorius. Nedrąsiai apsidairau ir krūpteliu pamatęs niūrius tapinius ant sienos. Gal ir Jonas Paulius II krūptelėjo, kai čia svečiavosi. Bažnyčios vidus pompastiškas ir šaltas. Ilgai ten neužsibuvęs, vėl išlendu į lauką. Garsiai dūzgia mašinos ir kaukščia aukštakulniai. Gatvė juda, net galva sukasi. Netoli Vilniaus vandenų pastatas, ant kurio kabo lentelė, šiuose namuose 1906–1949 metais veikė Marijos Šlapelienės lietuvių knygynas. Kiek paėjus, kitoje gatvės pusėje Vilniaus Dievo gailestingumo šventovė. Bažnyčia sausakimša, tačiau viduj ramu. Atsistoju kampe ir klausausi moters giedančios psalmę. Pro šalį praeina kunigas, kurio šypsena suteikia šiai vietai dar daugiau jaukumo. Einu gatvę toliau. Toliau. Susimąstęs dairausi kur kas mažiau nei anksčiau ir net nepastebėjau, kaip tik ką praėjau paskutinį gatvės namą. Atsigręžęs dar žvilgteliu kartą į jau praeitą gatvę. 1000 minčių galvoje. Kitą dieną jau stoviu prie Šlapelių namų durų. Marijos Šlapelienės knygyno ekspozicijos apsuptas jaučiuosi tarsi tarpukaryje. Knygos, pašto ženklai, atvirukai, mediniai žaislai. Čia tikras to meto kultūros lopšys. Šiurpuliukai perbėga nugarą ir įkvėpęs senų knygų kvapą jaučiuosi laimingas galėdamas patirti istoriją. 1906 metais Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas buvo vienas pirmųjų ir ilgiausiai, beveik 40 metų nenutrūkstamai veikė ir dominavo knygų rinkoje. 1949 m. Liepos 21 knygyno veiklą nutraukė sovietų okupacija, o sunkius Lietuvai 43 metus gyvavęs knygynas virto balta marmurine lentele ant Vilniaus vandenų pastato.